Sekanti paskaita gegužės 11. Labas vakaras. Pailsėsit nuo manęs. Šiandieną kalbėsime apie vaikus. Vaikas mintyse iščiasi vaikystėje, paauglystėje ir brandžiame amžiuje. Visų pirma, nuo ko turi būti pradžia? Aišku, nuo meilės tarp vyro ir moters. Ir kaip šiandieną ypatingai jaunus vaikus dažniausiai gimdo, tai jaunimas, tai meilė, abipusė meilė. Su meilė yra atskira tema, galėsiu pašnekėti galbūt kitą sykį. Nes šiandieną meilė labai sujaukta yra. Jinai yra, galima pasakyti, netgi paniekinta. Ir žmonės meilę pavertė į seksą. Ir mano, kad tai yra gerai, o čia yra tikrai labai negerai. Aš kiek esu analizę atlikinėjau, tai geriausiai apvaisinimas būna, kuomet moteris ir vyras pirmose lytinėse santykiuose. Bet ne tik pirmose lytinėse santykiuose, tarp abiejų, bet kaip vyras ir moteris. Kai vyras pirmas sykis eina su moterimi lytinis santykis, o moteris pirmas sykis su tuo savo vyru, tai praktiškai iš jų ir jie pirmieji viens kitam. Iš viso kaip partneriai, tai praktiškai yra, sukyla labai stiprus jausmai vadinami, lytinis aktas sujungia žmonės ir aš netgi tvirtinu, kad vedybos yra net ne prie altoriaus ir ne santuokos rūmuose, po paleistuviščių visokių išdavysčių ir taip toliau, o po pirmas lytinis aktas, ypatingai tiek partneriai yra labai svarbus yra. Ir pirmas lytinis aktas kaip vyrui moteris ir kaip moteris vyrui. Už tai, kada kalbama buvo tais senais ir Smetonos laikais, buržuasinės mūsų Lietuvos laikais, kada kalbama buvo apie nekaltybę, tai yra pats vertingiausias dalykas, kuris reikalingas pradėti normaliai šeimai. Vieną pavyzdį tokį papasakosiu, ateina pas mane moteris, jai 79 metai, aš taip pasižiūriu, prieš pirmą lytinį aktą jos lygis 6, o vyro 5. Po pirmą lytinį aktą žiūriu po 3 dienų, lygis 11 pas abu. Jeigu lygis 11, reikia galima gimdyti labai sveikus vaikus. Aukštą lygį, likimo gyvenimo sėkmės sveikata apdovanotus, tai yra pradėti tokius vaikus. Ir jeigu tokie vaikai pradėti ir tokie iššės išauginti, tai praktiškai vaikas turės ir laimę, sėkmę ir visas galimybės, kas duota aukštą lygį galimybės, kas duota žmogui. Šiandienagi yra problema, kad vaikus pradeda jau, kaip galima sakyti, nusistekenę bernai, nusistekenusios mergos. Eina lytinius santykius jau turėjo kelias partneris ir tokie žmonės jau pagimdyti likimo gyvenimo sėkmės sveikata dovanota vaiką labai retas atvejis, nebent prabunda meilės jausmas. Nes su meilė yra labai rimti dalykai ir vedybos, netgi mano giliu įsitikinimu, vedybos yra ne prie altoriaus ir ne santuokos rūmuose, vedybos yra lytinis aktas. Ir po lytinį aktą jungtis visam gyvenimui įvyksta tiek moters, tiek vyrui tarpusavio jungtis. Ir jinai pasieka visą likusį gyvenimą. Ateina moteris, jinai su vyru įsiskyrusi jau 25 metai. Skaito mano knygą. Po knygos skaitimo ir buvo paskaitose 2 Kaune. Ateina pas mane į konsultaciją. Pokytis pas ją, pokytis pas pirmąjį vyrą, su kuriuo negyvena 25 metai. Pokyčiai pas jo vaikus, pas jo žmoną.
Vat kad šventame rašte parašyta yra, kad Dievas jungia, žmogus ten išskiria. Ir po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. O ką reiškia vienu, žmonės nežino. Tai yra viena siela. Vienas visas sielos derinys, kuris turi ir vyriškų, ir moteriškų programų visų derinį. Įvyksta pilnas susiliejimas ir vyras siela ir moters siela įgauna reiškia tą patį turinį. Tik vyras naudojasi vyrišką dalimi, moteris moterišką dalimi, bet visa bendra dalis iš karto jungtyje yra. Ir kuomet atsiranda ar tai partnerė kitas, keičiasi programos, keičiasi deriniai, bet pasilieka informacija ir pirmojo partnerio, pirmos partnerės. Ir už tai tie dalykai, kadangi žmonės nežino, kodėl netgi religinėse, tiek reiškia kunigai, tiek visi reiškia, kurie praktiškai formuodavo netgi, konsultuodavo vedybas, jie stengdavosi, kad išaiškinti kai kurios dalykus. Tiesa, gal taip giliai neaiškindavo, kaip aš aiškinu, nes aš analizuodamas per 35 metus tos procesus visus turiu pasakyti, tokių dalykų atradau, kad kitas iki stebėsi, kad iš tikrųjų jie egzistuoja. Egzistuoja žmogus, reiškia, įjungti, kada eina per lytinį aktą vyras ir žmona ir jų, reiškia, paruošti vaikų auginimui, palikuonių pratesimui. Ir palikuonių pratesimai yra pirmieji santykiai, ypatinga palieka reikšmę. Už tai nebereikalo buvo, reiškia, gerbiamas merginas, kad turėtų nekaltybę. Ne tik ten įvairiausių tų pasakų lietuvių tautosakoje ir pasakų prikurta, kaip ten stebi, kas vyksta, reiškia, ir kokie procesai. Žmonės, aišku, nežinojo, bet jiems buvo įdomu, kaip ar dukra su nekaltybė, ir dar įvairių ten tų vadinamų patikrinimų būdavo, įvairiausių sugalvodavo. Ir kaip viena moteris ateina į, sakau, 79 metai, o kai pasižiūrėjau prieš pirmą lytinį aktą lygis 5, pas ją 6, pas vyrą 5, ir po pirmą lytinį aktą po savaitės lygis 11, o jeigu 11 lygis abiejų sutuoktinių, tai reiškia, vaiką pagimdys irgi 11 lygio, ne mažesnė, 12 galbūt lygio, ne tai pagimdys, o pradės. O paskiau dar kaip po pradžios vaikas nešiojimas iščiose, vaikystėje, paauglystėje. Viskas turi ypatingą reikšmę. Ir didžiausias vertė vaikui, kuomet tėtis myli mamą, o mama myli tėtį. Nepykstasi, nebarasi, nekeiksnoja viens kitą, o atvirkščiai gilina, reiškia, tą ir meilės jausmą stiprina. Ir tas meilės jausmą stiprinimas vyksta labai tvarkingai, kuomet, reiškia, pirmieji lytiniai santykiai tiek vyrui kaip su moterim, su savo žmona, tiek žmona kaip su vyru, kuris pirmasis, reiškia, vyras gyvenime iš viso lytinis partneris. Ir už tai nebereikalo, matyt, buvo nekaltybės klausimas ir keliamas ir tuose įvairiuose pokalbėse, ir piršlybose, ir po piršlybų, reiškia, vedybos, kada įvyksta, ir kiek tai kokių variantų nebūdavo. Ir kaip žmonės, reiškia, netgi jeigu rasdavo dukras jau be nekaltybės, tai ten kraičio padidinimą reikalaudavo, viską reikalaudavo. Arba tiesiog, reiškia, būdavo įvairūs tokie dalykai, apie kuriuos prisiklausęs daug pasakų, bet kadangi tai yra nesminis dalykas, aš nepasakosiu. Bet to galima sakyti, kad tai yra vos ne kaip pletkai. Kitas iki pasižiūrė, ar gali tai būti, bet pasirodo gali. Visko gali būti. Tai vat ir pirmas lytinis aktas, po to pradėjimas, reiškia, gyvybės, jeigu vyras ir moteris tvarkingi yra, o jie tvarkingi būna, kuomet jie tvarkingai pragyvenę jaunystę. Jeigu jaunystėje yra buvo lytiniai santykiai su moterimis arba vyrais, kurie, reiškia, turi naikinimo programas įvairias, reiškia, žinokit, kad vaikų likimo gyvenimo sėkmės sveikata apdovanot neturėsi. Netgi ne tik tai gali būti nelytiniai santykiai, o gali būti pergyvenimas nesėkmingos meilės streso, didelis pergyvenimas iki nenoro gyventi. Pavyzdžiui, mergina pergyveno, vaikinas ją paliko, atrodo nieko draugavo, pergyveno ir pasilieka, šitą informaciją pasilieka visam gyvenimui. Jeigu nėra atgailos, jeigu nėra išsilaisvimo, čia aš kol kas kalbu tik tai apie atvejus,
nes iš atveju išsilaisvinimas yra atgaila, apie atgailą biškutį galiu paaiškinsiu. Tai būna, kad negali turėti sveikų likimo gyvenimo sėkme, sveikata apdovanotų vaikų. Tie stresai, kur žmonės sukelia savyje, padaro didžiulę sujaukti galvos smegenų centre ir visoje galvos smegenų sistemoje. Galvos smegenų centras valdo visus smegenis, o originaliniai smegenys valdo dalis širdį, dalis kepenis, dalis inkstus ir taip toliau. Ir visas komplektas, kuris vyksta, valdomas yra iš galvos smegenų centro, o jau regionaliniai smegenys valdo regionalinius. Ir jeigu tik tai regionaliniai smegenys ir galvos smegenų centras suirutė įvykusi, tai pas žmogų atsiranda problemos su sveikata. Problemos su širdim, problemos su inkstas, problemos su kepenimis ir taip toliau. Tai yra nevisavertis virškinimo sistema traktas veikia. Ir kur tik nepasižiūrės ir kaip pas mane ateina, ir kada skundžiasi, kad skauda ten, pasižiūri, galva nevaldo. Jeigu galva nevaldo, taigi sveikatos nebus, reikia, kad galva valdytų. O kad galva valdytų, reikia statyti harmoniją. O kad harmoniją statyti, duotų visą sistemą. Ir aš kaip keista, nekeista, aš pats esu radioinžinierius, buvęs Elfos susivienimo generalinio direktoriaus pavaduotojas, buvęs Maskvoje pas Gorbačiovo pasitarime Kremliui, pas premjerą Ryžkovą Kremliui ir to, kaip šitas žmogus dar gali rašyti tokias knygas, kaip kad aš rašau, ir apie Dievą rašau. Ir kai aš pradėjau gilintis gilin, ir ne taip gilintis, kad iš knygų skaityti, kadangi brolis parodė, kaip galima išmatuoti žmogaus energetinius laukus, organų egzistencijos laukus tuo momentu. Paskutinį, bet to reiškia, tas metodas duoda galimybę matuoti laike. O kaip buvo prieš savaitę, kaip po savaitės, kaip atrodė dar, kad kaip buvo visai žmogus, reiškia, mergina su nekaltybė, kaip jo sodikliai buvo. Visa informacija apie žmogų yra. Žmogaus kompiuterį viskas yra įrašyta. Ir kai pasižiūrė šitos rodiklius visos, tai matosi, kokia būsena yra žmogus. Ir aišku, ko jisai vertas. Ir kaip pradeda vaiką, ir kaip vaikas atrodo pirmą savaitę po pavaisinimo. O kodėl žiūriu pirmą savaitę? Už tai, kad pirmą savaitę moteris nežino, kad jinai nėščia. Gali neįtarti, jeigu buvo, bet nežino tikrai. Pilnai. Ir kai pasižiūri rodikliai, jeigu tik tai yra kokie rodikliai pirmą savaitę pačioj pradžiai po pavaisinimo, rodikliai gražus, geri, būna 10 lygis, 11. Apdovanoti likimo gyvenimo sėkmė vaiko pradžia, kaip tik tai įsigandimas neštumo, kaip kūjų per galvą trenkė. Krenta lygis nuo 11 iki 1. Netgi gali vykti neštumo nutrukimas, jeigu tai yra persileidimas pats, jeigu moteris šitą stresą net palaiduoja. Ir jeigu ilgesnį laiką išsilaiko šitas stresas, įvyksta persileidimas. Bet ką reiškia, kai vaikas nukrenta iki 1 lygio, net iki pusės lygio kartais, nors tegu ir trumpą laiką, tai yra vaiko sujaukima visa vystymosi sistema. Vaikas pritrenktas motinos pergyvenimo streso, o vaikas ir motina iščiasi, kad auga labai stipriai surišti yra. Ir tuomet atsiranda tokie dalykai, kad vaikas gimsta jautrus, ypatingai jautrus, impulsyvus, būna jautrus uždaras, jautrus atviras, arba jautrus, aiškiai, toks vidutinio atvirumo. Ir nuo šito priklauso labai, tai yra cholerikas jis bus, ar jis bus impulsyvus, aiškiai, bet impulsyviai visuomet reaguoja į visus signalus, kurias gauna tiek negatyvius, tiek pozityvius. Jisai reaguoja labai jautriai. Pas jį nėra palėtis taip, kad būtų va. Jis vyko šitaip šokinėjančiai. Kai neviltis, tai yra nusivylimai, tai iki pačios nenori netgi gyventi, kai reiškia spindesys atrodo iki džiaugsmo, iki lekia kažkur tavos nepadangės skrenda. Ir čia žmogus nuo šito charakterio bruožo priklauso žmogaus. Ir dar jeigu jautrus ir atvirus, tai jis cholerikus, gali būti momentas kaip cholerikas. Jeigu jautrus uždaras, tai kaip sangvinikas, kuris praktiškai kitas iki negali net žodžiai ištarti, arba užsidaro savyje ir tyliai nieko nesako. Ir paskiau auga vaikas iščisi. Ir jo tas charakteris kaip tik tai formuojasi nuo to, kaip sutarė
tėvai. Jeigu tėvai tvarkingai sutarė, jeigu tėvai meilėje gyvena, vaikas vystosi normaliai, gražiai iščiasi. Bet jeigu tėvas atėjo girtas, ar ten žmona apspardė, kumščių pamajavo, apšūkavo priekavo, grasino kažką tai, kada baimėje gyvena moteris. Ir pas vaiką irgi auga, vystosi jisai visai ne taip, kaip turėtų vystytis. Jo atsiranda ir agresijas, priepoliai, ir baimės. Pas jį vystymas, reiškia, eigoje charakteris vystosi labai sudėtingas. Bet sudėtingumas tame, kad jisai reaguoja į visokius signalus. Tiek į blogus, tiek į gerus. Ir tada vaikų gyvenimas apsunkėja labai stipriai, nes gyvenime, kaip žinom, visko yra. Ir jeigu tik reaguoti į viską labai impulsyviai, tai reiškia žmogui nervai pradeda išklypti, o po to, reiškia, sveikata pradeda griūti ir taip toliau. Tiek vaikystėje augant, tiek paauglystėje, tiek brandžiame amžiuje gyvenant žmogui su jautriu charakteriu. Jeigu žmogus užaugęs iščiasi tvarkingai, ramiai ir ten, jeigu yra kažkokia tai nedidelis stresas arba ten kažkoks tai galbūt persimetimas žodžiais, supykimas, ramiai, išmintingai, kūrybingai, tai vaikas išauga iščiasi visai kitoks. Ir ramus, ir susilaikantis, ir žinantis, kokį žodį pasakyti, neįstrikuojantis, į gyvenimą žiūrintis ramiai, protingai, išmintingai. Kitas atvejis būna, kuomet vaikas pradėtas iščiasi, tėvų lygis žemas. Pavyzdžiui, tėvai jau gyvena 3-4 lygyje ir pradeda vaiką. 3-4 lygyje, ką reiškia 3-4 lygis, jeigu yra 16 lygių. Ir vaikai turėtų augti jau tikrai virš 10 lygio. Tuo 3-4 tai silpnai besivystantis žmogus. Jis gali būti geras, atrodo ramus ir netgi paslaugus, bet jo nedirglus charakteris, ramiai išnešiotas iščiasi, bet jis neturi ateities. Jis negali save surasti nei darbė normaliai, nei mokslė, jam nesiseka, o jeigu sekasi tik atitinkamą laikotarpį, iki 8 klasės, 9, o paskui žiūrėk, nieko nebėra griūna, bet pradeda griūti, kada žmogaus gyvenimas pradeda griūti paties, jo supratimas, suvokimas ir gyvenimo klaidos tos padarytas, kur jau jam gyvenant, kurios jau atsispindi jo charakterio bruožai ir jo pasiekmėse, jo paties gyvenimo pasiekmės. Jo pragyvento gyvenimo klaidos, kurios paskiau turi atsispindi jau jam tolimesniam gyvenime. Tai vat, žmonės, kaip nekeista, nežino šitos informacijos, bet ne tik, kad nežino. Kad nežino, reiškia, eilinis žmogus, tai suprantu, bet nežino mokytojai, nežino gydytojai, nežino kunigai, kurie dvasiškai, jie dvasinę dalį lik ir žino, bet vien tik dvasinė dalis ne viskas yra. Žmogus yra dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės darinys. Jie veikia dvasinė dėsniai, fizikinė dėsniai, biologinė dėsniai. Ir visais periodas, tiek vaikystėje, tiek iščiasi vaikui augant, tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, tiek brandžiame amžiuje, reiškia žmogaus, visą laiką turi poveikį jo charakterio bruožai. Nes skirtingos reakcijos į tą patį atvejį, kiekvienas žmogus reaguoja skirtingai. O kad reakcija būtų normali, reiškia, jis turi būti išmintingas ir ramus. Pats Kristus susitikė žmonės sakydavo, ramybė jums. Kodėl taip sakydavo? Už tai, kad jeigu žmogus ramybės būklė, jis yra objektyvus, jis gali priimti sprendimą, su juo galima tartis, galima kalbėti, galima spręsti klausimus, kaip tik jis sudirgęs ar susinervavęs, jis negali susikaupti, arba reiškia, jis pritvinkęs pykčio neapykantos iš karto užsiplėskė ir neleidžia, ne tik pats negali normaliai galvoti, dirbti, bet ir neleidžia kitam greta esančiam. Ir yra žmonės jautrus uždari ir jautrus atviri. Kai jautrus atviras, tai jam kas į galvą šovė, tai iš karto, reiškia, ir jis išpylė žodžių atitinkamus derinius. Ir kad žeisti žmogų, jis pats nežino, kad kodėl dar netgi taip yra, nes tada dar yra labai stipri galimybė demonams ir virš demonams valdyti tą žmogų. Valdyti vaiką, valdyti saugusį žmogų. Ir kai jis užaugo to charakterio bruožuose tokiuose, jisai paskiau neturi galimybės normaliai valdyti pats savęs.
Ir kitas sykį, kai padarė jau klaidą, viską galvoja, nu kam aš šitą padariau, kam aš šitą pasakiau. Bet tuo metu jis negali susivaldyti. Ir elgėsi kaip ta moteris, sako, tu nesakyk, ką galvoji, tu galvo, ką sakai. Kokias pasiekmes bus pasakytų tų žodžių. Jis sako, kaip aš galvosiu, ką aš pasakiau, aš dar nepasakiau. Kai pasakė, tada jau galvoju. O žodis nežvirblis, nebepagausi. Jis išlėkė, jis padarė savo. Taip, kad žmogus, aiškiai, turi visapusiškai, kad žmogus būtų su galimybėm tom visapusiškam. Ne tik pats auklėjimas ir aiškinimas klaidų vaikui, bet, reiškia, yra pirmoji eilėje to jo charakterio bruožai. O prigimtinį bruožą žmogus pakeisti retas, kuris gali. Ir kad savaime sugalvotų, kad taip keistų, tai čia retas atvejis. Kai žmonės atkreipiasi, kai jam išaiškini, kai jis supranta ir kai jis pastangas, taip gali keisti ir charakterio bruožą, bet tik toli gražu ne savaime iš savęs. Nes charakterio bruožai, jie tos dalis, kurios reiškia žmogaus yra aktualios, jos tampa dar aktualesnės, nes žmogui gyvenant nervai, išklimba nervai ir paskiau žmogus jau nebegali daug ko susivaldyti, nebegali daug ko padaryti. Jeigu jaunystėje gali, tai pagyvenęs žmogus negali. Taip kad prigimtis turi labai didelę reikšmę ateičiai. Tiek vaikystėje augančiam vaikui, tiek paauglystėje, tiek brandžiame amžiuje, kada gyvena šeima, turi auklėti savo vaikus. Ir žmonės, daugelis kaip linkia auklėti kažkokią tai prievartą, diržu, rykštį. Yra tiesa toks mūsų liaudiška išmintis, sako, kas yra pavyzdys. Tai yra, sako, paauglys atšertas beržinė košė. Labai įdomus. Iš tikrųjų yra tiesos ir čia. Tiem, kurie iškitingus yra, kurie tokie, nejautrus labai ir sužadinti tą jautrumą, kitas iki galbūt rykštelę ir padeda. Bet tik tai neperdėti dalykai, kurie praktiškai paskiau vaikas netgi įsimena tą blogį, kaip tėvas nuskriaudė, tai paskiau, kai užauga, iš tėvas sako, atsimeni, kaip mane mažą mušiai. Aš dabar tau atsilyginsiu jau. Kokį tik variantų pas mane nėra. Atsimenu, vienas vyras atėjo diagnostiką, vyras toks aukštas, apie 1,90 m ūgio, toks petingas. Tai jisai pasakoja, sūnus, kai reiškia jo neklausė, tai jis būdavo paėmė jam ir įkrečia. Ir vienu momentu sako, jam buvo jau 19, pabandžiau įveikti, sako, jau neįveikiau. Žmogus toks lėtas. Taip, kad auklėjimo sistemai yra daug įvairių, reiškia, tų metodų, bet tie metodai, reiškia, yra toli gražu. Jie turi skirtingą prasmę ir esmę. Pats vertingiausias metodas tai yra išmintis, gili išmintis, argumentuotai pagrįsta ir paaiškinta. Ir jeigu ta išmintis argumentuotai paaiškinta yra, tai pas žmogų, reiškia, viskas klostosi kitaip. Jisai supratimą žmogus, kai turi, didžiausia klaidų šiandien daro žmonės vien dėl to, kad nesupranta, nežino tų gyvenimo tiesų, pagrindų nežino. O antras, reiškia, yra, ir jiems atrodo, kad šitai bus gerai, kai šitai padarysiu. O antras, reiškia, yra, tai yra šiandieną labai į žmogų atakuoja tamsios jėgos. Jos atakuoja paprastai moterį, atakuoja nėščią moterį, atakuoja vyrą, kuomet žmona nėščia, o vaiką iščiose augina abudu tėvai. Vat vyras gali būti Amerikoje ir padėti vaiką auginti čia Lietuvoje. Atstumas neturi jokios reikšmės. Jo, jeigu meilė mintys, praktiškai yra, jos praeina kiaurai per visatą. Ir kaip tik tai vyras ten stresuoja arba meilužę aptarė kažkur tai Amerikoje, iš karto vaiko lygis krenta čia Lietuvoje. Kodėl krenta čia ne tik vyras, jeigu moteris taip pat irgi aptarė lytį santykius su kitu vyru, iš karto vaiko lygis krenta. Vat yra duota 10 Dievo įsakymų nepaleistuvauk. Tai yra galingas įsakymas, kuris labai daug savyje sutalpina tos informacijos. Lytinių aktų metu įvyksta vyro ir moters sielų jungtis ir jeigu tik tai aptarimas lytį santykius su kita moterimi arba kitu vyru, iš karto tas
tėvas ar motina nutolsta nuo vaiko. 50%. Biologinis ryšys nutrūksta. Ir tas biologinis ryšys, kai nutrūksta, reiškia, tėvai gyvena kartu, viskas atrodo gerai ir, reiškia, ir santarvė netgi gyvena, o vaikas jau dvasinės našlaitės. Jis negauna gyvybės įvairių pilno komplekto nei iš tėvo, nei iš motinos. Jeigu tėvas ateina, reiškia, po meilužės eina lytinius santykius su žmona ir žmona atitraukia nuo vaiko. Arba neištikima žmona su vyru eina lytinius santykius, grįžus namo ir vyrą atitraukia nuo vaiko. Ir tada vaikai gyvena, jie neturi pilno komplekto valdymo programinių derinių, kuriuos turi veikti tėvas ir mama. Nes daugelis dalykų vyksta dvasiniam vyksme. Ir tie dvasiniam vyksme procesai, kurie vyksta, jie yra atsispindi paskiau ir sveikatoj, ir likime, ir sėkmėje, ir visur, kur tik nepasižiūrėsi, jie turi savo seką. Matot, žmogus pirmoje eilėje yra dvasinė būtybė. Kai aš šitą pasakau, tai sako, ašgi ne dvasia, ašgi žmogus vaikštau su kojom, su rankom, taip ne dvasia, bet žmogaus pirminė struktūra yra siela. O tai yra žmogiškoji dvasia, suformuota struktūra Dievo, koks turi būti žmogus. Ir šitą struktūrą skirta visai žmonijai. O žmogui duota galime prisijungti prie šitos išminties, tos struktūros derinio ir iš jos paimti informaciją. Jeigu šitą padaryti žmogus gali per savo sielos derinius. Jeigu siela tvarkinga, tai yra žmogaus mąstymas tvarkingas, supratimas tvarkingas, prigimtis stipri aukšto lygio, tai iš karto išeina į aukšto lygio jungti. Ir tada, reiškia, žmogus jis praktiškai pasiautomatizmas veikia. Atrodo taip pat gyvena, bet vienas protingas, o kitas visai kažkaip tai neprotingai elgesi. Čia dalykai, kad valdo ir demonai, virš demonų esybės valdo. Bet kita vertus, reiškia, žmogus, kuris supranta tos dalykus, jis nepasiduoda net tam valdymui. Tai ir čia yra pagrindas išlaikyti tą aukštą lygį. Tą aukštą lygį vaikui, reiškia, sukuria ir padeda išlaikyti tai tėvai. Aiškinimo išmintimi, supratimu, pastangom asmeniniam, ne tik tai, kad ten vaiką mušti dažarką, o tiesiog, reiškia, paprasta ta malda. Jinai yra paprasta ir jinai iš kitos pusės labai galinga ir sudėtinga. Tai yra Tėve mūsų malda. Ir vienintelė malda Kristaus duota Biblijai. Kitos maldas jau yra sukurtas laiko tėkmėje tekant, reiškia, jos irgi labai tvarkingos, labai gilios yra. Bet šita malda neturi nei lišnų žodžių ir turi tik tai tą galingą išmintį. Vat kai žydai klausė pas Kristų, kaip mes turim kreiptis į tą dangišką į tėvą, tai Kristus ir atsako, Tėve mūsų, kur esi danguje. Matot, jie klausia, kaip kreiptis į jį, tai jis sako, kur esi danguje, į dangiškai. Nesikreipsi, kur esi peklui. Paskiau sako, teteinė tavo karalystė ir tiesie tavo valia. O tiesie šventas tavo vardas, kad jis nebūtų, reiškia, aš suprantu, kad jis yra šventas. Ir paskui teteinė tavo karalystė ir tiesie tavo valia. Tai yra, teteinė tavo karalystė. Į mane, į mano vaiką, į mano vyrą, į mano žmoną, į mūsų tėvus, senelius, prosenelius. O jeigu kokie demonai, kur apsėdimai yra ir į tuos demonus, teteinė tavo karalystė, ne piktojo karalystė, o tavo karalystė. Ir tiesie tavo valia manyje, mano vyro esybėje, mano vaikuose, tai yra mūsų vaikuose, mūsų tėvuose, seneliuose, proseneliuose. Matot, kaip malda nukreipta su kokiais žodžiais. O kodėl jie nukreipta su tokiais žodžiais? O žmonės, kai meldžiasi, ką sako? Dieve duok, Dieve gelbėk, Dieve padėk. Nurodinėja Dievui, ką Dievas turi daryti. Dievas apšviesk vaikui protą, apšviesk vyrui protą, apšviesk žmonai protą ir taip toliau. Tu, Dieve, tik dirbk, aš tau darbą duosiu. Begalės. Matot, o juk Kristaus žodžiai visai netokie yra. Ir auginant vaiką iščiose ypatingą reikšmę turi, kai žmogus yra Dievo palaimos šviesoje gyvena. Jeigu jis gyvena Dievo palaimos šviesoje ir jeigu jisai naudoja Dievo galybę, reiškia naudoja savo ir šeimos ir kūrimui, ir vaiko auginimui iščiose, ir auklėjimui vaiko, vaikai išauga visiškai kitokie. Aišku, pirmiausia, pagimdyti nedauną reikia tvarkingą vaiką.
O kad tvarkinga pagimdyti, tai yra ir meilė, kaip aš minėjau. Po to reiškia, juk pažiūrėkit, kaip anksčiau būdavo formuojamos pačios šeimos. Supiršo porą, atvažiuoja piršliai. Čia Lietuvoje tas papratys buvo tikrai labai geras papratys buvo. Netgi jeigu vaikinas su mergina sutarė, kad jau jie sutiktų, kad jau tekėti ir vestis, tai vaikinas atsiunčia piršlius ir derasi. O kaip paskiau tėvai žiūrėsi tą visą klausimą. Ir jeigu viską sutarė, tada eina atgaila, santuokos sakramentas, o po to jau lova. Mat kaip viskas nuosekliai sutvarkyta. Ir atgailos sistema ypatingą reikšmę turi prieš saimą. Nes žmogus, jeigu išlaisvina iš nuodėmių, jis supranta, ką blogai padarė ir jis nenori būti tame nuopolyje, tai jisai išsilaisvina iš jo, nes per atgailą yra duota galimybė žmogui sugrįžti atgal pas Kūrėją. Ir kai jis įsilaisvina, reiškia, jis ateina švarus į šeimą. O kas svarbiausia šeima? Ateiti švariam. Švarus ir kūnu, ir siela, ir protu, ir jausmais. Geranoriškais. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas. Mano nuomonė, netgi reiškia atgaila galbūt svarbesnė už patį santuokos sakramentą, kuris palaiminimas yra. Čia yra palaiminimas. Bet jeigu žmogus palaiminimas ne visą verčia atgailą, jeigu jis neišsivalęs palaiminimas ir gyvenimą tokį turi. O štai atgaila pati ir supratimas, suvokimas turi būti ypatingas. Ir matote, turi žinoti pats žmogus ir turi žinoti vaikas, kuris paskiau auga, kodėl ta atgaila reikalinga ir kas darosi su ta atgaila, reiškia auklėti jį reikia. Reikia duoti jam žinias, kad ne iš draugo sužinotų kažkokias tai nesąmonės ir paskiau jomis vadovautųsi, o kad sužinotų tą gilę išmintį. Iš pačių galbūt tėvų, o jeigu ne iš tėvų, tai nors iš tų mokytojų, o šiandieną praktiškai, kai pasižiūri, netgi tikybos mokytojai, kurie mokyklos mokosi, jie nežino pagrindų. Kai parašyta Biblijoje, perskaitė vieną kitą sakinį, bet to sakinį galbūt ir pats mokytojas nesupranta. Už tai čia yra, kodėl reikalinga ta dvasinė šviesa, už tai, kad žmogus pirmoji eilė, kaip aš jau minėjau, yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Ir visi puikiai žino, jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. O jeigu siela pažeista, kūnas kenčia. O juk pati, kadangi siela yra dvasinė struktūra, jinai kenčia nuo minčių. Nuo žmogaus minčių. Už tai pasakyta atgailos sistema nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji eilėje stovi mintis. A žmonės minčių, su kuriai galvoj sukasi, bet už mintis net neatgailauja, neišsivalo, nesusitvarko. Ir aišku, negali duoti to aukštą pagrindą savo vaikų vystymuisi. Tiek augant vaikystėje, tiek paauglystėje, tiek brandžiame amžiuje. Ir kur dar svarbiausias dalykas yra, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Jis nėra kaip atskira. Visi mano, kad siela atskira, su sparneliais plasnoja, kaip ezoterinė literatūra rašo, ieško, kur įsikūnyti, tėvų ieškosi, nieko panašaus, vaiko sielą formuoja tėvai. Lytinio akto metu vyksta jungtis didžioji vyro ir moters sielų derinių ir kuriama vaiko siela. Taip, kad Dievas atidavė, nepasiėmė Dievas, kad siela formuoja, kad žmonija kažkur kentėtų, o Dievas atidavė žmogui formuoti patį save, savo palikuonis ir, ir nuo to būti laimingu ar būti nelaimingu. Kokį kelią pasirenka, mato, Dievas sutverdamas žmogų davė pilną laisvę. Ir šitas laisvės jis netima nieko met. Nori gyventi su šėtonu, nori gyventi su manim, su Dievu ir viskas, tik su manim gyvendamas turėsi vieną rezultatą, o su Dievu turėsi kitą rezultatą. Va kaip skamba dieviška ta išmintis, kad žmogus yra laisvas. Netgi kai žmogus daro didelę žalą pačiam Kūrėjui, o žalą daro tada, kai jo gyvybės energiją naudoja blogiui, juk Dievas vis tiek žmogų maitina, duoda jam gyvybės energiją, kad jis galėtų gyventi. Bet žmogus tą gyvybės energiją, vidutiniškai apie 50 su viršum procentų, 60 netgi procentų, jeigu šiandien imti Lietuvoje, gyvybės energiją žmonės atiduoda piktosiams jėgoms. Ką gauna iš dievybės šaltinio į save, tai jie maitina piktąjį. Per pyktį, neapykantą, nuoskaudas, nusivylimus, baimę, pavydą, gobšumą, kerštingumą, per įvairias neigiamas emocijas, jie tą gyvybės energiją atiduoda piktosiams jėgoms. Ir tie demonai maitinasi žmogumi.
Bet ką tai reiškia? Ką tai reiškia nėščiai moteriai? Kada reikia vaiką ir viską, tai praktiškai netgi vaiko gyvybės energija irgi atiduoda piktosiams jėgoms. O štai žmogus turi būtinai, jeigu nori, kad gimtų vaikas normalus ir sveikas, turi būtinai sugrįžti į dievišką išmintį. Ne taip, kad religija ant kelių klūpo, reiškia meldžiasi, viskas atrodo lyg ir gerai, bet nei ta malda, kaip malda yra, nei tas geranoriškumas nėra toks, koks turi būti. Malda dėl maldos niekam nereikalinga, nei kūrėjui, nei pačiam žmogui. O malda, išmintinga, kūrybinga malda, išmąstanti su vidiniu pilnu jausmu, jinai daro stebuklus. Žmogus yra sukurtas būti kūrėju, tai jis ir turėtų būti kūrėju pats savęs ir savo palikuonių. Va čia yra didžioji, reiškia, ta, sakyčiau, pati svarbiausia dalis, apie kurią žmonės turėtų mąstyti ir galvoti. Nes jeigu pagimdai sveiką likimo gyvenimą, sėkmė sveikata apdovanota vaiko, jis laimingas ir tėvai laimingi. Tada nekankina jų lygos, nesėkmės, nelaimės, tos, kurios šiandien, reiškia, tiesiog apsėsti žmonės. Ir kai pasižiūrė, ateini, jeigu 70% gyvybės energijos atiduoda piktosiam dvasiams, taigi žmogus neturi, jeigu jis atsikelia ir vėl nori sigulti į lovą. Jis jas maitina ir kol maitinime tas eina virš 60%, jau žmogus ir dar kokia amžiaus. Jeigu jaunas žmogus, tai dar 60%, jis dar sugeba ir pats apsirūpinti savo. Organizmas, reiškia, regeneruoja gerai viską, tvarko gerai, sugeba tvarkytis. O jeigu žmogui jautina apie 50-60 metų, jau jisai pavargęs. Biški padirba, jau norisi pailsėti, biški padirba, norisi pasėdėti, parakyti, dar kažką tai. Dar truputį apsinuodyti, nes cigaretės yra daug nikotino, o nikotinas yra irgi taip pat priklauso narkotikų medžiagoms. Ir taip toliau. Ir kur nepasižiūri, visur praktiškai nepakankamos žinios. Nepakankamos žinios kiekvieno žmogaus galvoj, o kitas ir žino, bet nekreipia lyg ir dėmesio. Nu, visi dabar taip gyvena, tegu ir gyvena ir mano vaikas taip. Taip. Tas gyvenimas yra, jeigu jis yra nevisavertis, tai jis ir neduoda visavertiškumo komplekso. O žmogus neturėdamas pilno komplekso, kaip reikiant gyvenimui, būtinai atsiranda problemos. Ligų, nesėkmių, nelaimių problemos. Ir atrodo, dabar, kai aš kalbu, atrodo, matai, kaip reikia idealiai gyventi. O nieko idealiai nereikia. Viskas paprasta. Pas Dievą viskas paprasta. O 10 Dievo įsakymų duota. 10 Dievo įsakymų tai 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis. Netverk tų durų, neturėsi problemų. Nevok, nežudyk, nepalistyvauk, nekalbėk netiesos, gerbk tėvą ir motiną. Mat kaip visi paprasti šitie. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Vat mergina sudėvina vaikiną, tas vaikinas nuėjo su kita ir pergyvena iki nenoro gyventi. Kam sudėvinti to vaikiną? Jis tavęs nei kūrė, nei tvėrė ir dar pasityčia galbūt iš tavo meilės. Ir tu, reiškia, jau nežinai, nenori gyventi už tai, kad jo šalia nėra. Tai gal reikia džiaugtis, kadangi rusų kalba daug kas, matyti, dar nepamiršo vyresnio amžiaus, jau nematyti, kai kur ir taip moka. Yra tokia daina, если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Sako, jeigu nuotaka išeina pas kitą, tai neaišku, kuriam pasisekė. Ar kurį paliko, ar pasisekė tam, pas kurį nuėjo. Ir aš kai dirbau, reiškia, dar Elfoj, tai pas mane dirbo toksai biuro viršininkų vienas, Hotkinas toksai, tai jisai tokie, sako, psichiatrinį ligonį guli dviese, uždaryti. Ir abudu daužo galvą į sieną. Vienas sako, kam tu mane palikai, o kitas, ko tu pas mane atėjai. Ir apie tą pačią. Taip, kad yra tikrai žmonių, reiškia, ir logika, ir išmintis yra labai tokia yra. Nu, čia, kad truputį pralinksminti, nes vien tik tai tas dėmesys, kuris sukauptas per didelį įtampą, irgi negerai. O tie argumentas, kurie aš kalbu, jie yra labai svarbu žinoti ir svarbu suprasti, o dar svarbiau panaudoti gyvenimo praktikoje. Matai, žmogus jis pats su savę atsakingas, bet jis atsakingas už savo vaikus, už palikuonis. O kad išaugtų sveikas vaikas, jau yra kitas etapas.
iščiose vaikas gimė, išnešiotas, jau ir sustresęs, galbūt kiti, bet laikui bėgant galima patvarkyti tuos dalykus yra. Žinant informaciją, galima, reiškia, ir per atgailos sistemą sutvarkyti, atstatyti vaiko funkcijas. Ir vaikas auga jau kitoks. Bet to reikia, kada vaikas jau supratingesnis, jam reikia aiškinti tas tiesas. O kaip gali jas paaiškinti, jeigu nežinai? Tada net elgiamasi kitaip, kaip Prancūzijai pasakoja. Vaikinukui sukako 16 metų, tai tėvas gimtadienio proga pasamdė prostitutę, kad iš jo padaryti vyrą. Atvažiuoja ta prostitutė pas tą jaunuolį, tas jaunuolis net nežino, ką daryti, nors 16, retai kuris nežino, bet matyti jis buvo toks ramus, kad tėvas nutarė, kad iš jo reikia padaryti vyrą. Va kaip reiškia kokią auklėjimo sistemą, matot? Kitas iki pagalvoja, tai žmonių gyvenimuose, reiškia, kurie tai kvailysčių tokių yra, apie kurias sunku net įsivaizduoti, ar galimi tokie atvejai. Pasirodo galimi, įvairiausių dalykų galimi. Ir santykiai tarp tėvo ir vyro ir žmonos, tarp tėvo ir motinos vaikų santykiai. Jeigu vyras neapkenčia žmonos, naikina motinišką struktūrą savo vaikuose. Jeigu vyras, motina, žmona neapkenčia vyro, tėvo vaikų, naikina tėvišką struktūrą savo vaikuose. O šitos taisyklės žmonės irgi nežino. Ir tada vaikas vis tiek bus kažkokia tai daugia didesnė ar mažesnė dalimi kompleksuotas. Arba mąstys tada ne tokia, kur turi būti ir neturės visavertiškumo komplektą. Protingos moteris, kad ir vyras išėjęs, sako, bendrauk su tėvu, žiūrėk, paskui papasakau, ką pasakoja. Jeigu tėvas pasakoja neteisingai, pataiso, sako, žiūrėk, čia taip negerai ir reikia taip daryti. Bet nesako, tu neklausyk durna tėvo. Ir nekeikia tėvo, kad jis kvailas, jis durnas, jis toks anoks, arba net draudžia su juo bendrauti, turėti bendrą ryšį visą. Ir kitas netgi tėvas žymiai protingesnis už tą žmoną, reiškia, už tą vaiko motiną, o jinai užsispyrusi savo. Visokie atvejai yra. Yra atvejai, kada vyrai, reiškia, taip pat elgesi. Ir ko tik nėra tam pasaulyje, ir visur yra, kaip žmonės diagnozuoja, aiškini tą visą padėtį, paaiškini, kaip yra. Netgi rodikliai, kai žiūri, kiek rodikliai, sako, šitie rodikliai būna dėl to maždaug. Sako, teisingai. Man taip ir buvo. Ir paskui atsiranda, kada žmogus supranta, ir kai supranta iš savo to pateikto pavyzdžio savo gyvenimo, tai žmogus žymiai geriau tada supranta informaciją, negu kad kai skaito, nežinodamas informacijos. O jaunimas kodėl nenori skaityti tos knygos? Jis įpareigoja daug kur. Įpareigoja būti visai kitaip elgtis, kitaip galvoti. O ką man kitaip galvoti? Šiandien jaunimas toks visiems taip gera, taip linksma, taip kol kas gera. Ir kol kas, kol visi juokiasi, kol visi patenkinti linksma. Kol dar vieni kitus palaiko, tokiais dar irgi lygi nieko. Bet jeigu tik tai įklimpsta į balą ir viskas pasibaigė. Ir kiek yra tų, kurie praktiškai jau net į mokyklą eiti negali, net į lauką išeiti, į gatvę išeiti negali, jau jie pamiršti tai draugų, nieks ir nebesilanko net. Jau pasako, kad šitą nukvakusi, su ją reikalų turėti nereikia. Taip, kad yra pats gyvenimas, jisai yra, aišku, savotiškai, sakyčiau, labai didelių pliusų yra, kadangi tikrai žmogų, reiškia, ir moko, ir iš kitos pusės, reiškia, padeda žmogui, bet iš kitos pusės yra labai žiaurus. Ypatingai, kada papuola į žmogaus, kurio mintis yra netvarkingos, pritinkusios pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimų, kažkokio tai sadizmo, dar kažkokio įvairiausių tų bruožų. Ir paskiau žmogui tai iš tikro pradžioje lyg ir nieko atrodo, paskiau tas viskas išryškėja ir gyventi kartu neįmanoma yra. Ir kada vaikas auga, jam reikia būtinai ir pavyzdžius. Kaimynas ten pasako, kad kažkas apkalba taip ir taip yra. Sakyti, taip, jeigu iš tikrųjų taip yra, taip nereikėtų daryti. Reikėtų žinoti, kad visur yra dėsningumai. Tame tarpe dėsningumas, pasakytų žodžių egzistencijos dėsningumas,
veiksmų padaryto egzistencijos dėsningumas, pačio savo elgesio egzistencijos dėsningumas. Viskas yra. Ir žmogus, jeigu jisai susimasto ir nekontroliuoja savęs ir mano, kad jis elgesi gerai, tai jis turės pasiekmes tokias, kokių vertas. Elgiantis tokiai būsenai. Tai va čia yra, sakyčiau, visą veikiantį sistemą, žmogaus egzistencijos sistemą. Juk žmogui duota galva ir protas ne tam, kad jisai vien tik tai melstus ir dievaliuk. O buvo duotas protas, kad jis būtų kūrėjų. Juk Dievas atvėrė žmogų būti pagalbininku. Davė jam protas visom galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Ta išmintis, reiškia, duota buvo pradžiai intuityviai išmintis, paskiau suformuotina į tokius dalykus kaip į šventą raštą. Surašytas, žydų juk yra, visas gyvenimas yra Toro knygos aprašytas yra. Bet jie savotiškai išmintis tautos buvo ta, kad jie stengiasi viską aprašyti, jie stengiasi analizuoti. Ten ir pas juos lygių pasiskirsimas, ten rabinas, dar kažkas tai, kurie veda tą visą ir ateina konsultuotis pas žmogų, kuris žino informaciją. O tas žmogus netgi, kada konsultuoja, atsiverčia knygą, pasako, va šitoje knygoje parašyta tas, va čia parašyta tas, tu elkis va taip. Ir ta išmintis, kurį sukaupta, jinai buvo naudojama. Bet ir pats šventasis raštas, juk sudedamoji dalis kaip tik tai iš šitų visų kristaliukų surinkta informacija ir parodytas gyvenimas. Tik žmogus vėl, kuris skaito tą patį šventąjį raštą, jis turi mokėti atsirinkti. Bet kodėl šitą vėl primenu? Už tai, kad praktiškai vaikai turi suprasti tuos dalykus ir turi vadovautis. Juk šiandieną nėra nei vieno kūrinio, tokio išmintingo kūrinio, kaip šventas raštas, kuriame būtų sutalpinta viskas. Ir kuriame būtų duota galimybė atsirinkti ir suprasti, kas ten parašyta ir kodėl ten tai parašyta. Tad, pavyzdžiui, žinant mano informaciją, jau lengviau skaityti šventą raštą. Šitos informacijos visai nežinant. Pirmas iki paėmė šventą raštą, tai kaip vienas Plikinas mokslininkas, tyrinėtojas, visatos egzistencijos sistemos, kur visą modelį išdavė, kaip žmonės, kaip egzistuoja visata, kaip regeneracija, kaip atsistatymai vyksta, kaip naujas planetas gimsta ir taip toliau, kaip visatos egzistencijos sistema. Tai sakė pirmas iki, kai skaičiau tą šventą raštą, tai, kaip jis rusiškai pasakė, įvreiskė skaskį. O paskiau, kada jis įsigilino, ir kai pradėjo analizuoti, kodėl taip, kodėl Mozė žydus vežiojo po stepę 40 metų. Ir žydai sako, mes čia buvom, ko čia mus vėl atvedė. Ir kad, o buvo daroma taip, kad išgryninti tautą. Kad tie, kurie, reiškia, netikėliai atkristų, o kurie protingi, išmintingi, kad sugebėtų, reiškia, kurtis ir išgyventi gyvenime. Visa sistema buvo sudaryta. Vienu žodžiu, kur nepasižiūrėsi, yra ta išmintis, jeigu ją skaitysi, surasi, jeigu neieškosi išminties, ar kažkokią tai kabliuką užsikabinti ir kažką tai nesąmonės kalbėti, rasi. Nes gyvenime žmonių visko yra, netgi ir išminti, kitas iki vienas išvelgia dorą, šviesą išmintį, o kitas išvelgia visai ką kitą. Tai yra, skaitydamas, supranta taip, kokią supratimą žmogus yra vertas. O žmogus pagal savo esybę, jeigu šiandieną pasakyti, kad žmogus naudoja tik tai 2% savo galimybių, proto mąstysenos galimybių, tai kas tada yra dar tuose 98%? Ot man pavyksta išnaudoti 5%. Ir reiškia, kada išeini netgi su klausimais išeini ir gauni atsakymus, ir gauni, reiškia, tuos paaiškinimus, ir tai atrodo tik tai 5%. Tai kas dar slypi tuose 95%? Žmogus yra labai sudėtinga ir dar savęs neatvėrusi būtybė. Ir matyti, ateina laikas, kai žmogus turi atverti, turi suprasti, turi suvokti. Ir netgi žmonėms, kurie nesugeba daugelio dalykų, reiškia, spėti su gyvenimu, arba netitinka to dvasinio dėsningumo, reiškia, jie netgi palikuonių neturi.
Būtinai žmogus, kur skirta jam, jeigu skirta būti aukštesnė lygiai, jis turi būtinai gyventi tame lygyje. Tai yra supratime. Tada jis jam atsiveria ir sėkmė, ir laimė, ir sveikata, ir galimybės. O jeigu žmogus yra ir žino, bet vis tiek savo, tai tada reiškia yra negerai. Žmogus, kuris nerealizuoja savęs, jisai praktiškai daugiau sunaudoja, negu kad pats atėjęs į pasaulį duoda. Ir jeigu šiandien, kai žiūri pagrindinė masė žmonių, reiškia gyvybės energiją, syvų, dieviškos energijos, kur Dievas duoda maitinimui mums, panaudoja, reiškia, savo tik tai 40%, o 60% atiduoda maitina piktasias jėgas, o tos piktasias jėgos kaip daro, jos, reiškia, sukelia pyktį, neapykantą, nuoskaudas, nusivylimus, neigiamą emocijų srautus, kad žmogus tą dievišką energiją, kuri reikalinga jo egzistencijai ir pasaulio egzistencijai, jis tą energiją paverčia į tinkamą mitybos energiją toms fufunėms, toms dvasinės tamsos esybėms. Va, kur žmogus turi didžiulę klaidą daro. Ir kuo jis daugiau paskendęs pyktyje, nuoskaudas ir nusivylimuose, to jis nesugeba turėti normalių vaikų, aukšto lygio, ir nesugeba pats normaliai gyventi. Tada jisai blaškosi, ieško kažkokio tai malonumo. Vieni reikia, kad dirbti į Ameriką, dirbti į Europą, kažkur į Londoną, į Vokietiją, dar kažkur tai. Į Vokietiją lietuvių tarp kitko nedaug bėga. Į Londoną dar bėga. Nes Vokietija dar biški yra ta nuoseklesnė tvarka. Bet irgi tvarka tik materialiai tvarka, o ne dvasinė tvarka. Dvasingumo lygiai ir Vokietija nėra aukštas lygis. O dvasingumo lygis tai yra suvokimas dvasinio dėsnio. O kodėl tai svarbu dvasinio dėsnį? Už tai, kad dvasinio dėsnio pagrindas, jame reiškia ir sveikata, ir išmintis, viskas glūdi. Už tai pats dvasingumas tai yra ne tik tai, kad ten prisiskaitęs knygų, kad ten, reiškia, žino kažkokią tai literatūrą, kad kažko tai mokėsi, kažkur tai gali, reiškia, daug šnekėti, o dvasinis lygmuo tai žmogaus atitikmuo dieviškai išminčiai. Dievas atvėrė žmogų būti kūrėju, būti pagalbininku, o žmogus šiandieną, melsdamasis ir prašydamas, Dieve duok, Dieve padėk, Dieve gelbėk, Dieve būk mano tarnu. Va kaip atrodo. Ir štai, o žmogus turėtų būti vertas palaimos šviesos, jeigu nevertas, įsigilinti, tapti vertesniu ir toliau gyventi dar ramiai, išmintingai ir vertingai. Ne žalą daryti, o daryti naudą. O žmonės tarpusavio bardamasi, pykdamiesi, o demonai labai gerai moka tą valdyti. Aš jau pratoj paskaitoj atrodo minėjau, kad vienas iš dvasininkų, dekanų, dvasinės akademijos Maskvos, būsimiems kunigams, kaip pas mus kunigų seminarijoje, pas juos akademija. Vadinasi, dvasinė akademija. Vienas iš tų dvasininkų, dėstytojų, sako kunigams, nepamirškit, kad kiekvienas velniukas Bibliją geriau išmano negu bet kuris kunigas. Mat kaip taikliai ir tiksliai pasakyta. Ir žmogus, jeigu tik neįsigilina informaciją ir tik tai su teisimu smerkimu, o nėra neieško išeities padėties, jis iš tikro papuola į spąstus. Ir tampa tos agresijos, pykčio jėgos vartotoju. Tiksliau sakant, kūrėjų. Vietoj Dievo plano kūrėjas kūrė blogį. Ir nepamirškit tokį dalyką. Šiandieną didžiulis, reiškia, eina pat vaikams nuostolis tas, kuris eina, tai yra teisimas, smerkimas kaimynų, nepatenkintas kitais. Aš tokį vieną svarų pavyzdį, seną pavyzdį turiu. Kai man buvo 15 metų, atėjo kaiminka ir pasakoja mama, kaip viena panelė išteko už jaunolio, o jinai jau pagyvenusi su kažkokia tai vyriškiu. O tais laikais, reiškia, nekaltybė pati ir dorybė, reiškia, tai sistemas, tikrai, kad buvo vertinamas. Ir visi stengiasi jas palaikyti. Tai ir sakys, tik kom gimtų kepalo prariektų. Kad sako, gali pats prasriekti. Bet kam tai ėmėja be nekaltybės, kai tu gali, reiškia, pats tokį pasidaryti. Matot, bet jos dukra taip ir nuėjo per rankas. Ir aš
perdėtai kalbu, gal aš aiškiai kartais, sako, negalima teisti kitų žmonių. Aš tokį atsiklausimą daviau, ir kita moteris sako, gali pasakoti, kas į naudą gali pasakoti. Tai yra, kai jinai smerkia kitą žmogų, jinai nuima tėvų apsaugą nuo savo vaiko. O tėvų apsauga vaikui patys svarbiausias dalykas yra. Ir tėvai, kuomet bara pyksta ant vaiko, smerkia vaiką, keikia vaiką, tai jie išmeta iš savo apsaugos rato. Ir vaikas irgi paskiau neturi tos nei laimės, nei sėkmės, suardyta jo grandis yra. O štai, jeigu tik yra meilė, dora, teisingumas, ten yra viskas harmonijai. Bet jeigu, reiškia, yra tik tai ta vadinama pykčio neapykantos bangas, kurios įbuoja, jos ardančiai veikia sistemą. Taip, kad žmogus šitoj srity turi būti irgi supratingas, nuovokus, išmintingas ir gebantis savikritiškai pasižiūrėti į save ir gebantis kritiškai pasižiūrėti į kitą žmogų ir spręsti problemas ne per barnius, ne per pyktį, o per išmintingą pokalbį. O štai šitoj srity žmonės tikrai šeimose, kurie barasi, pykstasi, jie praktiškai daro didžiulę klaidą. Per pyktį neapykantą niekuomet nestatysi harmoniją šeimos. Per pyktį neapykantą niekuomet netgi vaiko neišauklės. Jis gali baimėjami varyti, bet ateis laikas, kai jis jau tos baimės nebeturės. Už tai yra, o per išmintingą aiškinimą daug kas įmanoma. Kitas iki vaikas tuo metu jis nesuprato, bet kuomet pasako tėvai, jisai supranta ir netgi gailisi dėl to, tai yra, sakyčiau, didžiulis pasiekimas. O kai diržą uždavė, dar paskui vaikas sukilo audra pas jį, kad kodėl tėvelis mane muša, paskui prieš tėvelį, aiškiai, kyla tie pykčio bangos, čia nėra gerai. Čia nėra pati aukščiausia lygio, ta vadinama auklėjimo priemonė. Gal beržinė košė ir gerai, kai jie užtarnauta tik yra, bet irgi su norma. Neturi būti perlenkta. Taip, kad sistema gyvenime be to priklauso nuo žmogaus charakterio. Vienam charakteriui vienaip veikia, kitam kitaip. Vienas pripažįsta kaltę, pas kitą, reiškia, demonai tiesiog duoda mintį, kad čia nesąmonės yra, kad tėvai netvarkingai galvoja, o reikia, kad jie galėtų ir vaikas galėtų suprasti, kad tėvai galvoja, visgi reikia paaiškinimą duoti. Ir kodėl tie dalykai svarbu šiandieną? Už tai, kad šiandieną dirba labai plati žiniasklaidos ta sfera. Pilna visko prikišta. Yra ten gerų dalykų, bet daugiausiai yra tikrai, kad tikro šlamšto. Ir žmogus po internetą landžia ir mano, kad čia yra gerai ir netgi bando pats tą daryti, ką surado internete. Ir čia yra klaida. Tie dalykai, kurie netinka 10 Dievo įsakymų išminties, juos reikia būtinai atidėti į šalį, galbūt nesmerkti, neteisti, bet jokių būdų tik tai nesinaudoti tuo, kas netgi žmogus jaučia, kad šitą daryti negerai yra, bet vis tiek daro. O čia svarbiausia, kodėl vėl apie tėvus daugiau šneku. Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą. Jeigu tėvų siela užmaitinta pykčiu, neapykanta, nuoskauda, nusivylimais, kažkokiais tai smerkimais kitų žmonių ir pačių savęs ir vaikų netgi, tai praktiškai tie tėvai nieko gero neduoda. Netgi gali su kaimynas ant barasi, pykstasi, atrodo blogai, jau ir su vaiku, reiškia, jau baisiai jie stengiasi apvaikščioti, aptutuoti, kad jis, reiškia, būtų jau kaip nepaliečiamas. Bet iš kitos pusės tas irgi neduoda. Vien tik meilė vaikui, akla meilė nieko neduoda. Turi būti išmintinga meilė, kūrybinga ir turi būti paaiškinta. Tai augimo periode labai ypatingai svarbu. Svarbu, kad mokyklos turėtų tas normalias žinias ir svarbu, kad žmonės, kurių vaikai jau auga paauglystė, atkreiptų rimtą dėmesį kitokį negu į mažą vaiką. Negu tą vaiką, kuris auga išėsi, negu tą vaiką, kuris dar prieš mokyklą netgi neėjo arba pradėjo lankyti tik mokyklą. Turi būti visai kitas požiūris. Va čia visa išmintis ir susideda, bet ta išmintis, jos šaknis giliusios glūdi. Kaip nekeista, bet čia nieko keisto iš tikrųjų nėra, atvirkščiai, jinai tik vienintelis šaltinis ir yra, tai yra Biblija.
į kurią gerai įsigilinus gali daug ką suprasti. Vat ta mano knygutė, kur aš rašiau. Kodėl aš ją rašiau? Aš kaip pastebėjau, kaip vyksta procesai žmonijai ir kokias pasiekmes tų procesų per nežinojimą. Tai aš daviau tokį savo užduotį, sakau, aš neturiu teisės nusinešti informacijos į kapus, kurią žinau, ją reikia prašyti. Ir 1997 metais išleidau pirmą knygutę. Jinai buvo planyti 100 puslapių, va tokia istorija. Kainavo 15 litų. 97 metais litas turėjo visą kitą kainą. Ir žmonės labai greit išpirko. Ir teko išleisti dar 1500. Pasirodo, žmonės domina išmintis ta gilioji. Ir ten buvo tik po vieną, po du pavyzdžius maždaug tuose skirelėse. Paskiau aš tuos skirelius kai kurios naujus įvedžiau, kai kurios išplėčiau. Ir dabar 7 laida. Tai yra 6 laida. 7 dar tik tai galvoju. Ir kai žiūri, kodėl sudomina protus. Todėl, kad ten yra iš ko pasimokyti. Paprasti žodžiai, atrodo paprastos mintis, bet jos yra gilios. Ir jos atitinka dvasinius dėsnius, nes egzistuoja dvasiniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystymosi dėsniai. O kadangi žmogus pirmoje eilėje dvasinė būtybė, tai ypatingai veikia dvasiniai dėsniai. Ir kodėl pirmoje eilėje atgailos sistemai pasakyta nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoje eilėje stovi mintis. Mintis kurioje ir mintis ardytoje. Tai vat ir kokiomis mintimis užaugini vaiką, kokias mintis jam perdodi. O ką tu gali duoti, jeigu pats nieko nežinai? Jeigu tik per prievartą nori, kad vaikas būtų geras, kad jis klausytų, o jeigu neklauso diržo, tas nieko neduoda. Tas išminties neduoda. O didžiausias svertas gyvenime yra išmintis. Kai išmintį supranti ir suvoki, tada ir pats pagarboj kitų akise, ir kitus supranti, netgi kai žmogus yra žymiai silpnesnis už tave. Supranti, kad jį valdo daugiau tėvo demonai, virš demonasybės, tos piktosios jėgos, kurių yra toks darbas, kad žmogų nusadinti į tinkamą lygį ir tas lygis būtų jiems tinkama žmogaus gyvybės energija, kurį jis gauna iš gyvybės šaltinio savo maitinimui, kad tiktų jų mitybai. Ir va šitoj srityje žmogus nuo to vadinamo šėtono neatsiriboja niekaip. Nėra taip ir paprasta. Ypatingai, jeigu nežinant informacijos, netgi neįmanoma to atsiribojimą atlikti. O štai mano tikslas yra, kad žmonės pasigilintų, suprastų ir nors maksimaliai dėtų pastangas, kad nekliūti į tą balą, neįkliūti į ją. Nes išvengti tų dalykų yra žymiai lengviau, negu kad paskiau įklimpus išlipti. Vat yra duota 10 Dievo įsakymų, nežudyk. Nužudai vaiką iššiose. Tabletėm, spiraliam, kontraceptiniam priemonėm, bet kokiom. Ir viskas. Ir tu spąstuose. Ir kol tu neįsilaisinsi iš jų, iš tų spąstų negali išlipti. Bet šitie dalykai kenkia ir kitiems vaikams. Tai yra vaikas supratingumas vaiko mažėja. Tų vaikų, kurie gimė prieš abortą, vaikų lygis krenta. Prieš sunaikinimą vaiko iššiose, jeigu vaikas buvo 10 lygio, tai jis nukrenta iki 5 lygio. O ką reiškia 5 lygis ir ką reiškia 10 lygis? Iš 16 lygių 10, tai yra aukščiau vidutinė. O 5 yra žymiai žemiau vidutinė. Ir paskiau tokiame lygiai auga vaikas. Ir paskiau mes norim sėkmės laimės. O kur pagrindinė, reiškia, ta pasiekmė to, tai yra, paskiau vaikas užaugęs, jis negali susirasti darbo. Jis negali, reiškia, mokytis normaliai, negali dirbti normaliai ir negali gyventi normaliai. Jam atrodo, kad visi kaip ir prieš jį. O kai pasižiūri, jis prieš visus ir turi pasipriešinimą iš visų pusių. Taip, kad yra būtina žinoti pagrindus. O kad pagrindus žinoti, vien paskaitos mažai, reikia tiesiog įsigilinti. O pats įsigilinimas yra ne tik šitą informaciją žinoti apie vaikus,
bet kad yra tokie procesai vyksta. Ten geriau knygoje paaiškinta yra, plačiau, bet ir žinoti, kad pats žmogus, juk žmogus yra kūrėjas, o jeigu jis yra naikintojas, tai jis pats savo kenkėjas. Ir jis kenkia pats savo ir kenkia savo palikuonius, vaikams ypatingai. Ir paskui ateina laikas, kada tie pokyčiai, kurie įvykinė augant vaikystėje, paauglystėje, brandžiame amžiuje, jie nuvainikuoja sėkmę ateityje. Nes žmogus, jeigu jis neturi pagrindų, jis negali tvarkingai mąstyti, negali tvarkingai galvoti. O tam ir dar antras minusas didžiulis yra tai, kad tamsios jėgos stengiasi į žmogų įsibrauti ir pakiša jam mintis. Ir kai jis atrodo pats galvoja ir atrodo tos mintis geros yra, o tos mintis kreivas yra. Ir lygiai tą patį užkratą gauna vaikai. Ir paskui neklauso tėvų, tiesiog priešinasi. Dar jeigu kaimyno klauso kažkiek tai girdi, tai tėvų negirdi. Jų, reiškia, tonas, skambesys balso ir, reiškia, išraiška jau yra įprasti dalykai ir jį sudirgina tą vaiką. Ir čia vėl, jeigu žinai išminti, gali ramiai sėsti, pasikalbėti, paaiškinti. Ir dar jau labiau, kad naują informaciją kažkokią gavai, perskaitai. Garsiai perskaitai vaiko, žiūrėk, ką suradau parašytą. Paskui dar pamastyti, pasvarstyti. Ne visiems padeda tas, bet daugumai padeda. Kokiems 80% padeda, kai kurie yra, kurie ten abejoja, kai kurie reiškia nukrypia į kitą pusę, jiems neatsiveria ta išmintis į giluminį tą žmogaus vidaus sudėtį, bet 80% vyksta pozityvus procesai. Už tai aš ir aiškinu, kad reikia gilintis. Šiandieną be informacijos žinojimo neįmanoma gyventi. Kodėl? Todėl, kad labai galingas srautas informacijos. Yra laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas ir pažiūrėkit, ką ten šneka. Ir kaip argumentuotai. Matot, kas pasaulyje dedasi. Norvegiją paimti, matot, koks principas prieėjęs. Ir aš labai retai, bet kartais man pataikau tokį momentą, kada ta ir išmintis glūdi. Tie vaikai, kurie užgimė, aišku, jie nepaklusnus yra ir norvegų šeimose. Tai iš vienos šeimos perdavė į kitą. Jūs negalite auklėti, mes duosim į kitą, ten išauklės. Ir dabar daugelis mūsų lietuvių, tai daugelis, kada žiūri šitą visą laidą, tai jie stebėsi, kaip šitaip galima, kaip galima atimti vaiką, kaip galima tą padaryti, o pasirodo galima. Ir valstybės mastu sutvarkyta, kad jeigu norit, kad vaikai būtų normalūs, tai ir reikėtų ir gimdyti normalius, ir auginti normalius, ir skirinti rimtą dėmesį normalų. Mūsų, aišku, sąlygos yra kažkur kitokias, bet pačias pagrindinės sąlygos, kurios lydi nesėkmės, nelaimės ir pačių tėvų, ir jų galimybės apriboja, tai yra žmogaus, tas vadinamas laisvas seksas, laisvas gyvenimas. Juk lytinis aktas yra didžioji jungtis, kuri vyksta visam gyvenimui. O paskaitykit šventam rašte, kas parašyta. Kad po vedybų vyras ir žmona tampa vienu, bet visi mano, kad vedybos yra prie altoriaus ir santuokos rūmuose. Jeigu ten parašo nepadėjau, tai čia vedybų nėra. Buvo. O iš tikro vedybos pas Dievą yra lytinis aktas. Jisai lytinis santykius vedęs, ištekėjusi. Ir ištekėjusi jau visam gyvenimui. Tik tai paskui palikai, tai ištekėjusi vyrą, jinai pas kitą, suėjo naują jungtą ir vėl reiškia. Vedęs visam gyvenimui. Bet dar daugiau yra. Visa telegonė, kur turi tas vyras, kur turi ta moteris, su kuria tu eini lytinius santykius, viskas persidavė į patį žmogų ir jo vaikus. Va kur didžiausia problema yra, dėl kurios žmonės nesupranta, nežino. Ir nori išauginti normalų vaiką, kada sąlygos sudarytas visiškai priešingos. Sąlygos sudarytas paleistuvystai, sąlygos sudarytas pykčiui, nepykantai, tarpusavio nesantarviai, nėra šilumos. Juk šeima kas yra? Tai yra vieta, kur galima rasti pilną užuovėją. Ir nuo audrų, ir nuo lietaus, ir nuo ko nori, ir nuo priešų. Bet žmogus daug ko nevertina.
ir nekuria tos normalios aplinkos, kuri būtų, reiškia, jam tikrai palankiai ir gyvenimui, ir tarpusavio santykiams. Ir svarbiausia sėkmė ir laimė. Ieško. Moteris vyrų ieško, vyrai ieško moterų. Ieško verslą, ieško to. Ir skirti, matot, reikia skirti didžiausią reikšmę toms vietoms ir tiems atvejams, kurie labai reikalingi žmogui. Aišku, reikalingas ir namas, reikalingas ir būtas, ir mašina ta pati reikalinga, viskas reikalinga. Tai ir materialinės vertybės reikalingos. Bet pirmoje eilėje suvokimas, supratimas dvasinių vertybių. Nes dvasinės vertybės už pinigus nenuperkamas ir netgi jeigu žmogus nuo tų trūkumų susirga, tai reiškia žmogus negali jų pagydyti. Ir nuo ligų, nesėkmių, nelaimių praktiškai žmogus nėra taip, kad būtų apsaugotas. Jeigu jis yra dvasinėje šviesoje, taip, turi labai rimtą apsaugą, bet ir tai kartais ima ir pats iššoka iš to apsaugos rato ir paskiau gauna. Pakliūna į avariją, pakliūna dar kažkur tai. Ir dar, matot, priedai yra tokie dalykai kaip alkoholis. Vat šitą čia reikėtų tematiką vieną atskirą padaryti. Reikėtų galbūt Ždanovo filmą atnešti ir parodyti, vat yra pas mane, yra tos, aš kaupiu tą informaciją, yra pas mane kontroliniai, tai vadinami egzemplioriai, kuriuo aš niekam neduodu. Ir jie reiškia padėti ir kai reikia, tai galima reiškia juos pasižiūrėti. Kokią žalą duoda alkoholis, kokią žalą duoda patiems saugusiems žmonėms ir kokią žalą duoda vaikams. Kokią žalą duoda narkotikai. Yra dabar nuostabės informacijos mokslininkų, žmonių, kurie analizuoja, kurie pasitelkia visas šiuolaikinės techninės galimybės tyrimo rezultatams, suvestinėms, kompiuterinę pačią sistemą ir kaip gražiai viskas atrodo. Ir kada pasižiūrė, atrodo, viskas yra. Ir ta informacija yra, anksčiau nebuvo tos informacijos. Aš kai augau vaikystėje, jaunystėje, ašgi puikiai atsimenu tuos metus. Atmintis mano labai gera buvo. Aš būdavo pusę knygos perskaitau ir galiu tiesiog, reiškia, viską matyti. O jeigu staigiai sėdu prieš egzaminą, perskaičiau pusę knygos, tai aš tą pusę knygos galiu viską atpasakoti. Tokia unikali atmintis buvo. Ir dabar atmintis pas mane neblogai yra. Aišku, momentinė, kaip ir amžius su amžiai, reiškia, būna, kad kartais kažkas tai tokia praslysta, bet praktiškai dar negaliu skūstis. Bet svarbiausias dalykas yra, kad suvokimas ir supratimas. O kad reiškia tą turėti, reikia pastoviai dirbti. Reikia pastoviai gilintis, pastoviai suprasti. Ne šiaip savo gilintis informaciją, perskaičiau. O kaip tu supratai tą informaciją, kokią tu giluminę prasmę iš jos paėmė. Jeigu informaciją supratai ir vis tiek tą patį darai, tai tu nieko nesupratai. Arba tik supratai tam momentui, kol skaitėjai. O jeigu paskiau tą patį darai, tai reiškia. Ir labai didelis pagalbininkas tos tamsios jėgos yra. Jos yra. Ir kada susiduri su demonais, virš demono esybėm, kurios dar už demonas 4-6 kartus stipresnis yra. Ir kaip palieti visą tą, reiškia, vapsvo kapšą, tai kaip ten užimas, tai reiškia praktiškai yra. Iš dalies įdomu yra, bet iš kitos pusės yra, sakyčiau, netgi, kakam tai nereikia ten nosies kišti. Nes ten gali įėjęs nebesugrįžti. Kaip tos vapsvos sugels ir viskas bus. Kai kurie alergiškai tiems įgėlimams. Tai vat ir žmogui kiekvienam yra skirtingai. Bet jeigu žinant dvasinę išmintį ir jeigu ją mokant panaudoti gyvenimo praktikoje, aš kadangi žinau tą vertę, tai tokias pastangas dedu. Vien dėl to, kad pačiam nekentėti. Nes visai kiti rodikliai žmogaus, visai kitokia būsena egzistencijos ir kitokias galimybės visai yra. Kai tą informaciją panaudoja gyvenimo praktikai, visai kitokias. Ir kai netgi savo amžiai, reiškia, ligų kol kas nėra, sako, tik tai ne, kaip save pavyzdžiui statyti nevertėtų,
Bet kada, sakyčiau, aš pastoviai stengiuosi ir pastoviai, reiškia, ir turiu tą rezultatą, tai pasakau, pasidalinu kaip patirtimi, sako, ne kad pasigirti patirtimi. Ir jeigu virš 30 metų nėra nei susirgymų, nei kažkur tai neišėjimo į darbą, nes, reiškia, neturi jėgų ir tai neturi sveikatos, nieko neturiu. Tai, reiškia, yra ir kitas iki tikrai ir mažai mėgi, ir stoka, ir jaučiasi, bet ir metai, ne 18. Ir kada gali, reiškia, ir sėsti, ir važiuoti, ir dirbti, ir paaiškinti, tai visi kiti dalykai yra. Matot, visą šitą informaciją, kur sakiau, kaip ne vaikams skirta yra, žmogui skirta, bet čia skirto vaiko auklėjimui. Jeigu vaikas šitą žinotų, perprastų ir paklausytų, tai gautas visai kitaip. Kodėl skirtas krikšto tėvas? Juk kunigas gali vaiką pakrikštyti ir be krikšto tėvo. O duotas dvasinis tėvas, kuris turėtų užsiimti auklėjimu, kažkiek tai padėti tėvams. Jeigu vaikas turi problemų, tai krikšto tėvai galėtų padėti. Bet jie pakrikšti ir atsiriboja. Tai yra nevykdo tų sistemas elementų, daugelio nevykdo, paskiau turi atitinkamas ir problemas. Nes kai kitas žmogus sako, tai žmogus girdi geriau, negu kad tėvai. Jeigu tėvams yra pasipriešinimas, tai kitam žmogui jis nebūna taip išaugęs. Ir man, pavyzdžiui, lengviau šnekėti negu tėvams, nes pirmai, aišku, daugiau informacijos žinau, o antras dalykas yra nesipriešina. Bet to, kai žmogus supranta, kiek keičiasi jo gyvenimas. O ir šiandien, kiek buvo teisė, nei vienas nepasakė, kad tikrai blogiau. Visi tvirtina, kad žymiai geriau. Kas buvo prieš 3 mėnesius, kas buvo prieš 2 mėnesius, kas buvo prieš pusę metų, o vienas, reiškia, prieš 2 metus buvusi moteris, o viena prieš 10 metų atėjo. Ne prieš 10, o prieš 20. Dar, reiškia, Širvintose skaičiau paskaitą iš tų laikų, reiškia, atsimena. Ir dar stebėsi, kad aš jau maniau, kad jau pagal metus turėjo būti nukraušęs, sako, mano tėtis jau tokių metų kapuose buvo, dar ne visai nukraušęs. Taip, kad linkiu ir jums gilintis, suprasti ir pirmoji eilėje patiems žinoti informaciją, po to stengtis auklėti ir auklėti išmintimi. Ir su išvadom gražiom, tvarkingom išvadom. Žiūrėk, žmogus yra žmogus. Pat pažiūrėkit, voras sutvertas 3 milijonai metų nepakitęs. Bitė 3 milijonai metų nepakitusi. Vat kaip sutverta, buvo kaip motinėlė, kaip šeima reiškia, kaip kiaušinėlius deda, kaip medų neša. Ir viską taip ir daro. Tik tai šiandien ir bitėms pasidarė gyventi sunkiu, nes yra pesticidai, kurie praktiškai labai galingai naikina visus vabzdžius. Tame tarpe net bitė nesugeba atskirti kai kur, reiškia, medaus, kuriame yra pesticidų ir kuriame nėra. Arba žieduose, tuose vadinamuose žiedatorkėse. Jau nebesugeba. Žmogus jau tiek nuėjo toliai į priekį, kad bando naikinti viską tas, kaip ir apjauti šaką ant tos, ant kurios pats sėdi. O žmogui, kad duota galimybės tobulėti. Ir tobulėti galbūt ne dienom, o valandom. O žmogus išgyvėti tobulėjimą nužmogėja. Vat ką reiškia, jeigu žmogus gimė 10 lygy, o išeina iš gyvenimo būdamas 1 lygy. Atsisveikina su pasauliu. Tai ir prarado per savo gyvenimą vietą to, kad augti prarado. Jeigu Adomas gyveno 940 metų, tai dabar žmogus 100-metis skaitosi ilgamžius. Ir kuomet tvirtina, kad beždžionės vystė iš žmogaus, tai aš sakau, netikėkit. Žmogus iš beždžionės. Nužmogėjusio beždžionė tai yra iš nužmogėjusio žmogaus. Tik laikui bėgant susidarė atinkamos sąlygos, gal ir plaukai pradėjo augti, ne tik tai ūsai barzda, bet dar kažkur tai yra ant nugaros. Apsaugos sistema dirba, reiškia, jinai
unikali yra. Tai vat, taip kad gilinantis į išmintį, gyventi yra tikrai lengviau ir paprasčiau. Atrodo dar sudėtinga, bet ir nieko sudėtingo nėra. Tai yra viena ir dar kita yra įmanoma. Ir gyvenimas taip pat irgi bendruomenėse irgi yra, kas su pagalba yra įmanomas. Juk žmogus kodėl daug ko stokoja? Pirmoje stokoja išminties. Atrodo, to nebūtina, bet jam vis tiek reikia. O ko reikia, nebegali padaryti, paskui nervuoja, stresuojasi, pergyvena. Tai reikia įvertinti realias galimybės. Jeigu kažką tai bandai daryti, įvertinti, o jeigu vertinsi, reiškia turėsi rezultatą. O jeigu matai, kad nesigauna pilnai, tai neturėti to stresą, kaip šiandien žmogus stresuoja, naktimis nemiega, o išmintinga ramybė. Bet nėra taip paprasta, nes žmogus labai sudėtinga būtybė yra. Ir žmogui nepakliūti kažkokį tai sukūrį minčių blogų, reikia turėti gilios išminties, nepasiduoti iš karto. Bet jeigu nukeliausi to mintim, paskui įsisuka, negalime gauti naktimis. Ir tada nemigo naktis, tada ir amžių trumpina, ir nesėkmės dar daugiau didina. Ir nejaukti savyje būsenas, ir nesujaukti būsenas vaikuose. Ir kiek įmanoma, po kristaliukas rinkus išminti, joje auklėti vaikus. Toje išmintyje, o ne per prievartą. Tu gali daryti vaikėlį taip, gali. Bet žiūrėk, kurie žmonės daro taip, pas juos yra problemas tokios. Nori šitų problemų, daryk. Ir kitas iki lyg ir nenori girdėti, bet praeina laikas susimasto. Ir kai susimasto, jau atsiranda kitaip. Ir kitas iki žmogus, atrodo, nieko nenori girdėti. Taip, viskas taip, kaimynai vienaip, o čia man kitokia padėtis. Bet paskui kaip įsigilina, mato, kad praeina laikas ir laikas parodo, kad reikėjo išmintingiau ir protingiau. Tai vat, taip, kad linkiu ir išmintingai, protingai gilintis, išmintingai, protingai suprasti, išmintingai, protingai auklėti vaikus, perduoti jiems informaciją, bet kad jie galėtų gauti tą informaciją, pirmoje eilėje turi turėti tėvai. Mokytojai, tėvai, auklėtojai. Yra kai kurios vietos, reiškia, galima pas kunigą nuvesti kažką, pasako. Ir kai pats dalyvauja, dar jeigu paaiškinti negali, tada irgi gerai. O jeigu negali, tik atiduoti kažkam kitam auklėti, ne viskas gaunasi. Nes reikia pastoviai sekti, kol vaikas nesubrendęs, nesaugęs, kol jisai neturi mąstysenos. Mąstysena pas vaiką kažkur tai pradeda atsirasti normaliai 14, 15, kai ką 16. O kai kam ir 20 metų dar neteina normali mąstysena. Yra uždėlsta vystymasi žmonės. Ir uždėlsta ne todėl, kad jie užgimė netokie, todėl, kad jie suvokimui dar neturi galimybių. Ir jeigu tėvai mato trūkumą, jie tą trūkumą gali pašalinti. Bet per maldą Tėve mūsų, teatynė tavo karalystė, ir jeigu Dievo karalystė įsileidžia į save, į savo šeimą, į savo vaiką, ta karalystė iš tikrųjų pradeda dominuoti ir keisis padėtis. O tie žmonės, kurie pas mane lankosi, aš juk nieko jiems nedarau. Aš neimu jokių laukų, nereguliuoju, jokių niekada nedarau šitų. Aš tik tai žiūriu, kokie potencialiniai dydžiai galvos smegenų valdymo sistema, kaip atrodo. Aš žinau, kokia jinai turi būti. Ir jeigu matai nukirpimą ir stengiasi atstatyti, jo mąstyseną, supratimą, ir žmogus, kad atsistato, jis pradeda galvoti, išėjęs iš susitikimo, jau pradeda galvoti kitaip. Kodėl? Na, aišku, gauna žinių, gauna informacijos, bet iš kitos pusės lygis aukštesnis, galvosena kitokia yra. Jeigu lygis 3, tai galvosena 3 lygį. Lygis 5 ir galvosena 5 lygį. Netgi kurie užsiminėja jogą, jeigu tik lygis 3 ir joga 3 lygį. Jeigu lygis 10 ir joga 10 lygį. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. 3 lygį, kaip viena moteris ateina, įsinarinusi koją. Čia iš klubo. Ten jogą reikia daryti tas asanas, atsisėsti, koją sukryžiuoti ir tos kojas, aiškiai, turi prigulti prie grindų. Nu, pas ją neprigula.
Tai jinai per jėgą ko čia neprigulė ir išnarino koją. Pati savo. O tai tokių jogų būna. Geriausia joga tai gilus suvokimas išminties ir gebėjimas pasilikti gyventi toje išmintyje. Kas bet atsitiktų, jeigu kažkokią tai momentą, kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi, būna atsitinka kokiu atveju, tik atsipeikiai, kuo greičiau per atgailos sistemą, per viską sugrįžk į normalią būseną ir jau toliau gyvenk normaliai. Kokie klausimai? Ar galit pasižiūrėti, koks mūsų salės bendras lygis buvo ir dabar yra? Nes kai kurie nelabai tiki, kad keičiasi. Keičiasi ir paskaitų metu, ir gyvenimą keičiasi. Kai žmona nusišypso, ar vyras nusišypso, žiūrėk. Arba vyras pyksta, žmona pyksta, abudu pyksta ir vienas kiekvienam kambarį, kitas kitam kambarį pyksta. O kai žiūrėk, išeina pro duris arba atėjo, su geru žodžiu arba gerom mintim, vėl viskas susitvarko. Mažiausias lygis buvo šiandieną atėjusi pasiklausyti paskaitos. Viena pėda, vienas lygis. 1, 2, 3, beveik 3 ir 7, 3 ir 8, galima sakyti 4. Labai gerai. Dabar mažiausias lygis ant salės esančių. O dabar 9. Jeigu 9 lygiai gyventi, jis yra aukščiau vidutinė. O lygis 4, arba 3,7, jeigu 2,5 valkataujančio žmogaus, paauglio lygis. Tai matot, net žmogus balansuoja ties tą ribą, o su žiniom jau kita riba. Ir jeigu tokiuose žiniuose pasigilinti, tas žinias pagilinti, tai viskas. Žmogus jau gali gyventi kitokį gyvenimą. Daugiau visavertiškesnį gyvenimą. Ir antras yra pačių ligų ir organų sutrikimai. Kai kyla lygis, atsitraukia dvasinis tos tamsos jėgos, demonai virš demonų ir nusirbimo baigėsi. O žmogaus, kuris atėjo, buvo silpniausias rodiklis širdį. Sako, širdis streikuoja. Iš galvos smegenų kur valdė. Silpniausias buvo toksai. Dabar to žmogaus lygis yra silpniausias. O toksai. O nuo tos sienos. Matot, toks lygis ir toks lygis, taigi didžiulis skirtumas. Tai reiškia, jeigu netgi žmogus atėjęs su širdies problemom, jeigu toks lygis pasiliks, problemas iš viso išnyks. Tik tai, kadangi per mintį žmogus krenta, tai galbūt išeis į salės, vėl prisimins kažkokį tai barnį, pyktį, vėl atgal, murkti tą pačią duobę. O štai aš aiškinu, kad žmogaus išgelbėti nuo jo paties neįmanoma. Žmogui, reiškia, įmanoma jam padėti galima ir padėti, reiškia, ta pagalba labai vyksta ir pokalbio metu. Kodėl aš skiriu tiek daug laiko, reiškia, ir pokalbės, kai ateina žmogus, aš tiesiog, reiškia, kalbuosi, nes pokalbio metu kyla lygis žmogaus. Ateina būna kitas iki lygis 3 ir žinantis informaciją. Pradėjom kalbėtis, žiūrėk, jau lygis 10. Ir su 10 lygiu jau kitaip. Atėjo galva skaudėja, tai galvo nebeskauda, to nebeskauda. Dingo. Kodėl? Todėl, kad kitame lygyje kitokia egzistencija yra. Atsiveria kitaip kanalai atsiveria žmogaus. Matot, žmogus yra dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės derinys. Jie veikia dvasinė dėsnė, fizikinė dėsnė ir biologinė vystymosi dėsnė. O žemės pagreičio dėsnis kaip veikia. Visi puikiai žino, kad kiekvieną sekundę pagal fizikos dėsnius daiktas krisdamas laisvo kritimu, jo greitis didėja 9,8 metrai į sekundžių. Jeigu pradeda kristi nulinis, o jau
metrą nukrito jau 9,8. Jeigu 2 metrus nukrito, jau 19,6. Ir taip toliau, reiškia, yra, didėja greitis. Tai ir žmogus, reiškia, yra, jeigu jisai nesilaiko tų dėsnių, kodėl žmogus iš 1 aukšto iššoka dar ir nubėga. O jeigu iš 12 iššokęs, matyti jau nei vienas niekur nebenubėgs. Jeigu dar iš viso pakrutės. Trumpam galą pakrutės, bet ilgesniam laiku vargiai. Taip, kad yra ir visur, reiškia, tos ribos yra, ir žmogaus ribos. Tai čia yra fizikinės kūnas, fizikiniam kūnui, kur poveikiai vyksta. Ir temperatūriniai poveikiai, inercijas didesnis, ant didelio posūkio lėki su mašina, išlėki, trenkėsi į stulpą ar kokų. Inercijos dėsnis veikia. Tai lygiai dvasinį dėsnį taip pat veikia. Tik tai dvasinį dėsnių vyksmą žmogus kitas iki net nemato. O štai netgi dabar tikiu Dievo Tėvo malda, kuri buvo duota apaštalams. Mes kalbėjome anksčiau, o dabar, reiškia, yra dažnai būna ta, kur skirta eiliniams tikintiesiems, tai netgi žodžiai skiriasi. Tikiu į Dievą Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. O čia tik dangaus ir žemės sutvėrėja. Ir Jėzų Kristų. Ir tas iškrenta, nes apaštalai žino, kad tokie veiksmai vyksta ir jiems nereikia šito paaiškinimo, o eiliniam tikinčiam reikia. Už tai išplėstinė forma kitokia yra. Ir turiu pasakyti, dvasiniai dėsniai, reiškia, tai yra ne religija. Tai yra suvokimas, supratimas dvasinių dėsnių. Tai yra, kadangi žmogus dvasinė būtybė yra, jis labai turi suvokti jo suprasti. Tai va ir kodėl aš ir stovu čia kartais ir šneku, kad žmonės įsigilintų, kad suprastų, kad sugebėtų panaudoti gyvenimo praktikoje, o iš tikrųjų iš esmės tai yra labai nuostabus dalykas yra, nes gyvenimas yra kitoks. O jeigu pažiūrėti, man buvo 40 metų, aš taip pradėjau kažkokį gilinti. Būdamas 40 metų silpniausias rodiklis, kur valdo širdį, buvo mano. O toksai. O šiandien, kai žiūrėjom, silpniausias va toks buvo. Taip pat silpniausias rodiklis mano gyvenime širdies buvo, kai aš turėjau apie 40 metų. 40 metų amžiaus. O dabar, kada, reiškia, yra ta informacija gilinėsi ir aišku darbą tą dirbi, ir jeigu dar tvarkingiau dirbi, tai silpniausias, kur valdo širdį. Paimsi vieną prie 10. O nuo tos sienos iki čia ir dar 9 kartų už manęs tiek. O šiandien, kur silpniausias žmogus atėjo, tik toks rodiklis. Ir kadangi aš žinau, kokie pokyčiai vyksta ir kaip žmogus keičiasi, bet ne tik jis keičiasi mirusių tėvų, senelių, prosenelių rodikliai. Tai yra mes, reiškia, tą vairuojam visą pagrindą. Jeigu mūsų lygis kyla, tai tėvų, senelių, prosenelių mirusių prieš 100, prieš 200 metų keičiasi į gerąją pusę. Tai tada kas išeina? Kas mes tokie? Iš viso, kas yra žmogus tada visatos šitoje egzistencijai. Ir šitas metodas duoda labai geras galimybės pasižiūrėti, kokie pokyčiai vyksta. Ir kai šitą supranti, tai tada susimąsta, kas tu žmogus esi iš viso. Kas per būtybė yra. Ir kam tu čia reikalinga šitam pasauliu. Tai žmogus ir yra kaip pagalbininkas, jeigu jisai sugeba, jis padeda Dievui tobulinti, tverti pasaulį, o jeigu jis aiškiai naikintojas, ir kai naikinimas tampa didesnis, stipresnis už jau duodas suteikiamas galimybės, žmogus išeina iš gyvenimo. Įvairiai. Tai per avariją, tai nuskendo, tai apsėdo piktosios dvasios, pasikorė, tai dar kažką padarė. Tai vat. O harmonijai gyvenant, to žmonėms neatsitinka. Daugiausiai tie, kurie prištiektą nuotaikų turi. Taip, kad mokėkit mąstyti tobulai, geranoriškai ir bus viskas gerai. Gilinkitės informaciją, ją supraskit. Tai kad čia ne šiaip savo yra, kad malda dėl maldos ar atgaila dėl atgailos, o kad reiškia būti Dievo palaimo šviesoje. Su išmintinga, kūrybinga ramybė.
tada kitiems malonu šalia to žmogaus ir pačiam žmogui malonu, būnant tokiai būsenai. Aš nuvažiuoju, kur noriu, Vokietija, Prancūzija, kur nenuvažiuoju, visur su šypsena mane priima. Aš ir pats šypsausi. Taip. Paskaitoje minėjot, jeigu gerai supratau, kad šie metai yra, kaip ir demonų tokie aktyviausi? Ne, gal nėra aktyviausi, bet aktyvesni metai yra. Paskutiniai metai, tiek pernai, tiek šįmet reiškia yra labai suaktyvinta veikla. Šėtono vyksmas vyksta labai stipriai. Ir, pajungia daugelį žmonių, reiškia, nusirbė tos gyvybės syvus ir žmonėms gyventi tampa labai sunku. Tam yra naudojama žiniasklaidos priemonės ir šiandieną televizija, internetas, tai šiandien tos netgi radijas, tai yra didžiulės žiniasklaidos priemonės, kurios praktiškai sujaukia žmonėms ramybę. Aš Vokietijoje, kai buvau pasarį, vyras su žmona negali miegoti. Ir lygis būdavo neblogas. Žiūriu, kad nieko nėra, nei lygiai, tik tai ligų jau pilni, jau reiškia ir žaizdas atsivėrė pas vieną. Aš sakau, tai ką, Ukrainą žiūrit? Taip, sakau, kiekvieną vakarą prieš miegą pažiūrimo, kas įvyko. Ir susinervuoja, ir eina miegoti susinervuoja. Tada nėra normalaus poilsio ir atsiranda visai kitokios funkcijos. Sakau, tai jūs kai žiūrite, nors jau laiminkit, kad viskas keistųsi į gerą pusę. O nekeikit, ant rusų keikit, tos kitus keikit, nekeikit. Nes keikimas, reiškia, visas blogas mintis, kurias yra, pirmoje eilėje naikina tą, kuris tas mintis spinduliuoja, kuris turi savo galvoje. Jeigu aš blogai galvoju, aš pats save naikinu. Tai gal reikia padėti kitaip. Kiek gali padėti, kad padėtis keistųsi į gerąją, nors, kaip sako, per nago juodimą, bet į pliusą. O žmogus, reiškia, yra su emocijom. Užsiplėskia emocijom, kaip tie rusai gali, o ten dar ir informacija tai pateikta. Vokietija ten jo apibendrinta informacija tokia, kad kaip reikiant eina. Taip kad, man laimė, kad aš neturiu kada žiūrėti televizijos. Su žmonėmis dirba, su konkrečiai su žmogum kažkaip tai susitarė visgi. Pataisai žmogui padėti ir pačiam pasidaro lengviau. Taip kad, kur pliusai, ten yra pliusai. Taip va. O šitas metodas, kas pirmą sykį mato, šitą, kaip vienas žmogus sako, su dratelu pavaišė, sako, ir eina mažiau namo kaip durniai. Tai buvo iš Panevėžio toks, dabar jau pavardę pamiršau. Tai jis ir prašytas yra knygoj. Tai paskiau išeinant trečią dieną į lauką, jis tiesiog, reiškia, pasibūdavo toks dusulys, tai reiškia, dūsta žmogus. Jis į antrą aukštą, į trečią aukštą lipdavo, tai 3 kartus ilsėdavosi. Jis grįžta iš pasivaikščiojimo, užlipa, neįsykį, nereikia ilsėtis. Sako, tai kaip čia dabar? Žiūri, kad, reiškia, nėra to tos astmos nėra. Tai sako, čia stebuklingas žmogus ant manęs. Ir paskiau jisai ir nuo vaistų nebenaudoja, viskas, reiškia, važinėja, patenkintas. Ir vienas iki važiavo čia iš Ukmergės į Vilnių, ties Širvintais jam kaip suėmė tas spazmas, vaistų nieko nėra, išsigando žmogus. Jis sako, čia nenumiriau. Skambina, kad blogai. Sako, taigi nereikia nervuotis. Sako, aš tau perspėjau, kad neįsuk savęs į nervų sūkurį. Paskui jis nuvažiavo ten aprašytas yra pavyzdys knygoje. Nuvažiavo į Krymą, tie tarybiniai laikai buvo, į sanatoriją. Ir ten vienas pasakė, kad, reiškia, adatom gydos ir jisai. Tai jis pabandys irgi. Nuvažiavo viskas, jokio to astmos, jokios nieko, nėra viskas ramu. Nuvažiavo, suleido pirmą dieną tas adatas, tas jau daktaras. Dar lyg ir nieko, antras iki suleido adatas, kaip tas užpuolė tą astmą, tai taip ir sugrįžęs astmą namo. Aš sakau, tai tau gerai, jie po truputį lipėjo į viršų, viskas matai, kad nėra to, dar reikia kažko tai, pavyzdžiui, bandyti. Sakau, nereikia tų
daugelis dalykų yra, kurie kenkia netgi, tai netradicinė medicina. Ir paskiau jisai suprato ir dabar jau kiek nežinau, kiek jau, gal 17 metų, nesmas nieko nėra. Daug yra, čia jau atskiras klausimas apie ligas. Ligas, nesėkmės, nelaimės, kaip žmogus save suparalyžiuoja pats. Tai va, čia jau kiti dalykai yra. Taip, kad gilinkitės informaciją, nefanatiškai išmintingai, labai kūrybingai ir bus viskas gerai. Taip, kad iki gegužės 11, jo? Ačiū.